Sveiki draugai, su jumis Haroldas, Krypto mokymų centras. Šiandieną pirmadienis, gegužės 19 diena ir darome dienos analizę. Taip, tai pagaliau gavau naują mikrofoną ir garso kokybė dabar turėtų būti geresnė. Mikrofonas šiek tiek kitoks negu kad naudojau prieš tai šiaip kiek žiūrėjau, kokybė ne tokia gera, kaip buvo pačiuose pirmuose video, bet geresnė negu buvo paskutinėse video, nes paskutinėse iš viso ten buvo sulūžęs mikrofonas ir nežinau kodėl, bet garsas buvo kaip iš puodo. Tai dabar garsas turėtų būti tikrai daug geresnis. Tai ką aišku, gal ne toks geras, koks buvo pačiuose pirmuose video, nes mikrofonas biški kitoks. Tai pradėkime nuo pat pradžių. Tai kasgi įvyko vakar, visiškos patyčios, tai kaip ir sakiau. Realiai minėjau kažkuriam iš video, kad net jeigu bus breakoutas, jisai tikrai nebus tiesia linija. Ir galim pasižiūrėti, kaip įvyko praeitas breakoutas, ane? Tai praeitas breakoutas realiai vyko false breakoutas, tada grįžo čia kaip ir atrodė gal ir subirės, ir tada sukyla. Čia gal ne. Realiai panašiai visi breakoutai taip ir juda, tai būna false breakoutas, po to gal tikras breakoutas, tai kad ir čia tarkim šitas range'as. Tai apgaudinėja, lyg ir range'as, tada lyg ir sukrenta, bet po to pradeda iš vis iššauna į kitą pusę. Tai turėjom čia dvi apgavystės realiai. Pirmas breakoutas sukryto, antras breakoutas, ant šito tai manau visi tikrai max longino ir buff atgal į range'ą. Ir in the end nieks neatsitiko, false breakoutas, toliau visiškai per vidurį range'ą. Aišku, tie, kas žiūrit mano video, žinot, kad aš mėgstu naudoti šitą toolsą, tai yra levelius, tai brėžiam nuo range high iki range low, ir matom, kad tarkim pagal šitą sistemą užkonfirmintas breakoutas būtų tik klausas virš 1.2, tai yra tik klausas virš 1.7.1k. Ir matome, kad net vykas iki tenai nedatempė, tai yra visiškai tiesiog įsvipino liquidity ir grįžo atgal į range'ą. Tai obviously buvo virš šito vyko padėta daug stop lossų tų traderių, kas shortina šitą range'ą. Daug kas dės stop loss arba čia, arba biškiai aukščiau, tai matome, kad vykas realiai įsvipino visus šitos levelius ir grįžo atgal į range'ą. Tai ultimately nieks nepasikeitė, tiesiog failed breakoutas. Galim pažiūrėti, kad tarkim ir ant 4H nebuvo close aukščiau. Tai tiesiog failed breakoutas realiai, kadangi tai range'as ir kadangi tai range'o charakteristikos yra sweepinti highs, grįžti atgal į min, sweepinti lows, grįžti atgal į min, tai nenustepčiau, jeigu šią savaitę taip pat išsweepintume ir lows ir tiesiog grįžtume atgal į range'ą. Tikrai nenustepčiau. O jeigu sukrysim, tai realiai čia tada pildytųsi mano, tie, kas žiūrėjot vakarykštį video, kalbėjau apie du pathus. Tai jeigu tai buvo failed breakoutas prieš kelionę žemyną, tai yra išsvipino highs liquidity, visus, kas shortina, visus išstoplosino, kad jam neduot tiesiog free ride'o ir dabar subirės. Tai čia jis mano tasai antrasis pathas, aš tada skaityčiau, kad iš šito range'o buvo breakoutas į apačią. Šito failed breakouto aš tikrai neskaityčiau. Ir čia labai gražiai visus ištrepino, matome, kad net daily žvakė užsiklausino aukščiau breakout levelio, bet vėlgi, jeigu naudotum būtent mano tą breakouto levelių sistemą, kad žiūrėti, ar breakoutas tikras. Aišku, irgi ne 100%, tai čia labai drąsiai galėjau užsiklausinti ir aukščiau to 1.2 ir atgal sugrįžti. Bet iš mano testavimų tiesiog daug didesnis šansas, kad jau jeigu iš levelio, iš range'o tai yra užsiklausina žvakę virš 1.2, tai daug didesnis šansas, kad tas breakoutas bus tikras. Tai realiai lygiai dabar to paties laukčiau ir prie lows, tai lygiai to paties laukčiau prie lows ir realiai close'as žemiau
minus 0,2, na, užkonfirmintų man tą breakoutą į apačią ir tada realiai bet kokie retestai, greičiausiai būtų tik retestai prieš ateinantį downtrendą. Na ir tada, aišku, nieks nesikeičia, žiūrim šitą levelį, žiūrim reakciją čia. Tai jo, jeigu realiai čia buvo tiesiog liquidity grebas prieš ateinantį crashą, tai realiai tada eina tas mano antras pefas, nes highs. Pirmas pefas turėjo reikšti, kad paimsim highs liquidity. Tai yra, aišku, yra ir traderių, kurie čia shortina ir deda savo stop lossus čia, na, tie traderiai daug protingesni, obviously. Ir, na, matome, iš to tokio vakarykščio selofo, na, būčiau gal ir linkęs, kad tikrai gal ir viskas ir ateis dabar tasai jau downtrendas, nes šiaip, na, jeigu būtų buvę tikrai bullish, na, turėtų išgrebinti šitą liquidity ir tada kaip ir grįžti ir mėginti čia kažkur suportinti, kažkas tokio. Bet kadangi šitas liquidity buvo paliktas ir nepadarė all time high, tai, na, parodo, kad labai daug selling pressure ir, na, iškart kaina tiesiog nurejectino. Matom, kad ir ant 8 valandų čia jau turėtume jaučiu ir impulsyv žvakę. Jo, ant 8 valandų turėjom impulsyv žvakę, tai yra kaip jinai skaičiuojas, tai tarkim lookbackas paskutinių 30 žvakių ima paskutinės 30 žvakių, jeigu šita žvakė yra savo dydžių, tai yra nuo high iki low daugiau negu 1,75 paskutinių 30 žvakių savo volumu, daugiau negu paskutinis 30 žvakių, na ir čia gal turėtų būti 0,7, 0,6, nu jo. Galima dar pareguliuoti tos settingus, bet va dar tas body to week ratio, ne, tai čia gan ilgi vykai, tai na va, ant 4 gal H. Jo, na čia tokia iš esmės malegavos tų impulsyv žvakių. Tai jo, tiesiog patyčios, tai realiai, na, šiaip tai nieko nuostabaus. Jau esu minėjęs, kad na range'o charakteristika tokia ir yra išsvipinti vieną levelį, grįžti į vidurį, išsvipinti kitą levelį, grįžti į vidurį. Na ir indent nieks nevyksta, tiesiog sėdim vidury. Na ir žiūrėsim, kur tai nueis, tai tarkim šita konsolidacija truko. Na, imkim nuo šitos žvakės iki breakoutinės žvakės 15 dienų, dabar jau praėjo 10 dienų, tai na dar yra laiko, 15 dienų būtų šeštadienis, na jo, kaip ir sueito, ne, dar tada šią savaitę sideways ir, na, šeštadienį turbūt ne ir tada sekmadienį jau tada breakoutas į kažkurią pusę. Vėlgi, nebent tai ir buvo tas pirmasis judesys liquidity grebas prieš mūvo žemiau. Taip irgi galėtų būti. Na, čia mažam time frame čia kažką labai į šitą price actioną įskaityti sunku, nes tai yra tiesiog range'as. Tai sunku pasakyti, na ir čia tarkim mėginti čia kažkokius išburt kažką, kur čia eis tiesiog pagal šitą, tai na, naudos nėra. Reikia tiesiog laukti breakouto ir, na, sakau, geriausias indikatorius yra va tiesiog nuo range high iki range low ir lauki close'o arba žemiau minus 0,2 arba aukščiau 1,2. Ir tai na būtų geriausias indikatorius, kad aišku, po to gali būti retestas, ne, bet tada greičiausiai tas retestas jau bus tiesiog į lower high ir, na, targetas kaip ir aiškus. Nu jo, šiaip tikėjus, kad marketas įsibreakoutins, duos apie ką pašnekėti.
Nes, na, jau daug dienų sukų tą pačią temą. 8 dienos. Na, sueina čia, tarkim, ir su daug čia man indikatorių sueina, va šitoj vietoj būtent tas supportas. Tai sueina ir su 8 dienų bensais, sueina su visų šituo supporto leveliu, toliau sueina su šituo moving average'u, kurį aš irgi naudoju, na, kaip bull bear moving average'as, ane, tai kai esame virš jo kaina bullish, kai esame žemiau jo kaina bearish, tai na irgi sueina su šito moving average'u, tai daug confluence šitoj zonai. Jaučiu ir FIB čia kažkoks levelis gaunasi. Beveik. Na, 0,5. Tai jo, retracementas iki šito levelio būtų viskas ok. Tolimesniam continuationui, jeigu tai yra jau besiformuojantis higher time frame trendas. Na ir jau minėjau, kad, na, toj pratrinsiu. Jau esu minėjęs, kad realiai grįžimas žemiau 0,75 jo. Realiai, na, 0,75 jau tas paskutinis levelis. Kiti naudoja dar tą tipo Magic Fibonacci number. Ten yra šitas va. 0,618. Tai realiai jau iki čia, kaip ir būtų tipo golden retracementas ir toliau tęst uptrendą, na tai realiai nebūtinai reikia būti tokiam precise, sakyčiau, nuo 0,5 iki 0,75, bet kur šitoj zonai pullbackas, bet kur į šitą zoną dar būtų ok. Na, jeigu jau nukrystų žemiau 0,75, jau čia tas pats paskutinis levelis, tai na jau tikrai sakyčiau, kad šita dalis nebe trendas, o pilnas mean reversionas ir tada tikrai gali būti ir targetas ir nauji lows. Pažiūrėkim, kaip altcoinai laikosi ant šio šiandieną, nu jo, viskas mirgu margu. Taip iš akies galim matyti, kad Solana aišku silpnesnė negu BTC, tai tarkim, na, kad ir nuo šito high jau BTC nukryto tik 4,7%, Solana nuo highs jau 13%, Etheris biški stipresnis gal. Na vėlgi, vakar minėjau, kad jeigu BTC į šitą range'ą išsibreikautins į apačią, tai na, supportas čia, o koks Etheris, tarkim, pilnai įfilintų visą šitą gapą. Solana, na, jau pradeda įfilinėti. Jo, kas dar? Na, tai pakim pramesiu pažiūrėti. Na, va, kažkokie šušariniai Daino coinai išvis greičiausiai padarys naujus lows, jeigu BTC pames į šito range'o krysi čia, tai tarkim koks IOTA krysi naujus lows greičiausiai, Dashas greičiausiai irgi, koks Atomas greičiausiai irgi, Dotas gal atsidurs prie lows. Na tai jo, tai kaip ir nesikeičia, ne? Tas, ką sakiau, kad BTC čia taip gerai išskrydo ir realiai BTC, na, tikrai toli nuo lows ir, na, klausimas, ar BTC padarys tos naujus lows, bet realiai grįžimas belekur, kad ir iki 5% šito judesio, tai, na, beveik visiems altcoinam bus nauji lows, o ypač tokiam visokiam šušariniam, kurie jau dabar treidina prie lows, tai, na, bus tiesiog nauji lows 100%. Na, ten tarkim koks tonas, tai jis jau dabar, jau baigia, jau bedarantysis new lows, tai na, manau,
čia obvious, ne, kad, na, jeigu BTC pradės vėl kažkokį tai downtrendą, tai, na, beveik visi koinai subirės į naujus lows. Na jo, čia visiškas šiukšlynas. Na, tikiuosi spėjot pasiimti profitus, ar bent jau išsimest tam break even, jeigu dollar cost average, na va, tarkim, kad yra puo, ne. Sakiau, kad jo atrodo neblogai, na ir va, jums failed breakoutas, tai vėlgi, na, jeigu naudojus mano tą moving average, to levelių sistemą, ne, tai imam nuo high iki low, na ir va, matom puikiai. Neusiklausino aukščiau 1-2, failed breakoutas atgal į range. Na ir viskas, failed breakoutas, tai negerai, tai targetas tada greičiausiai lows, na o jeigu BTC bus weak, tai targetas 0. Čia jau ir taip netoli 0, tai na targetas tikrai 0. Nu, sakiau, kad altcoinai toks reikalas. Nu, grynas kazikas tiesiog, ne, tai jeigu ir čia toks kazikas dar su tokiais oddsais, ne jūsų favor, ypač, tarkim, nu realiai, vat nuo šių metų visur, kur jūs bepirkot iki balandžio mėnesio, jūs būtumėt dabar lose, tarkim, ant kokio injective. Visur čia, kas pirko, dabar yra lose. Tik tie, kas pirko nuo balandžio 10 realiai, bet ir tai jau toj bus lose. Tai na, per paskutinį mėnesį, kas pirko, dabar yra kažkokiuose tai profituose, bet ir tai, na, kaip žinoti, kad čia tikrai tas bottomas buvo ir po jo bus ralis, na, nelabai žinosi, kaip, na, ir aišku, reikia turėti tada proto, jeigu ir žinojai, sugebėti, na, imti profitus ir resistance, nelauk čia kažkokio tokio stebuklo. Nu, tai žodžiu, kaip ir pildosi viskas, ką sakiau. GM altcoinų maxiam. Tikiuosi turėjot proto bent jau parduoti resistance, jeigu sugebėjot tenai laikų nusipirkti. Na ir jo, vienetai tik tais coinų išvis kažką padarė, na va, tarkim, koks hypas, ne, bet irgi, na, resistance'as jau kaip ir matosi topping žvakės. Nu, sakau, viskas vėlgi priklauso nuo BTC. Dėl to, na, man altcoinai ir nepatinka, nes, na, viskas priklausys nuo BTC. Jeigu BTC sugebės toliau lėkti, tai jo, altcoinai aišku lėks, bet jeigu BTC pradės pullbackinti, tai altcoinai apšia subirės. O jeigu BTC ir šitą supportą pamest, na, tai aš nežinau, sakau, tada Solana back to $50. Po $5 gal ir aš jų Solanos pasiimčiau. Kažkada atsigaus vis tiek. Nu ir jo, domina mane manera. Na, matom, kaip turėtų atrodyti. Normalaus altcoino chartas, tai yra, na, visiškai realiai niekaip nesusijęs su tuo, ką daro BTC, tai yra savo visiškai atskiroje ekosistemai gyvena ir pohu jam, ką daro BTC. Toks, na, stiprus uptrendas, dabar tiesiog konsolidacija atrodo kaip bull flagas, nenustebčiau, jeigu lėktų jisai toliau. Tikrai nenustebčiau. Na tai jo, jau nuo pat šito kanalo pradžios sakiau, kad yra tik 2 koinai, kurie turi kažkokios vertės, tai yra BTC ir Monero. Na ir kol kas ta mano teorija kaip ir pildosi ir pasitvirtina, ne. Tai jo, laukiam, kas čia bus, kaip čia toliau įsibreakautins viskas. Ar tai pradžia naujo downtrendo, failed breakoutas, downtrendo pradžia, na bent jau short terme, ar vėlgi tiesiog įsvipinsim lows ir grįšim atgal. Toks video šiandieną, susitiksime rytoj.